Labą dieną. Sveiki. Kas jūs tokia būsite? Kolūkio pirmininkė. Labai malonu. Čia reportažas iš šviesos ir mokslo... Sveiki. Čia reportažas iš šviesos ir mokslo kolūkio, kur žmonės intensyviai dirba ir ruošiasi konkursui, iki kurio liko 100 darbadienių. Plačiau apie tai galėtų mums papasakoti ši mūsų kolūkio pirmininkė. Taip. Aš manau, kad višta yra gera ir kolūkis irgi geras. Mes darysim varžybas ir ten varžysis 2 komandos. Nu, viskas, einam dabar į kolūkį, pasižiūrėsim. Nu. Čia filmuoju. Palauk dar. Pafilmuokim. Sveiki. Labą dieną. Kaip gyvenate? O kas čia toks būsi dabar? Mes iš reportažą apie ūkį ir bites. O, įdomu. Nu, bet bičių neturiu. O tai ką jūs dabar dirbate čia? Ką darote su šiuo traktoriu? Aš vežu mėšlą. Į paršiukams, į kiaulikėms, į veršiukams, viskam. Ar labai sunkus darbas? Nu, ponytel sunkus. Tai ne mieste gyventi, ne mieste. Ar sunku iš to pragyventi? Ai, užtenka. Kai dabar sunkmetis ir užtenka, žinot. Štai pamatėme žmogų, kuris vairuoja traktorių ir manau, jam netrukdykime toliau dirbti ir einame prie kitų šio kolūkio darbuotojų. Sėkmės! Ačiū ir jums taip. Ate. Vieną darbuotoją ėmė paklausti, koks jos darbas yra šiame kolūkyje. Ėmė arčiau. Labą dieną! Labą dieną! Ką jūs dirbate šiame kolūkyje? Koks jūsų darbas? Vat bankerius plaunu. O tai jūs gal ir karves melžiate? Ne, aš ne. O kas melžia karves? Tai yra melžėjas. O tai dabar jūs tiktais plaunate šios bankerius? Taip, rytą ir vakarę. O per pietus nemelžiate karvių? Ne visada. Viskas aišku, gal galite pasakyti, kur kiti darbuotojai? Kiti tvarta musiau. Gerai, ačiū už interviu. Žiūrėkite, nuimkite visas karves. Nenuimk, ką kitų nefilmuoju. Ką šitie žmonės čia veikia? Čia ir šerėjai, o čia kiti mėšlą valo. Čia, ateikit dar. O čia vala, į čia kiti šerai. Jūs suprantat, anok turi būtina nuvalyti, nes mata, šitą turi šūdą mata. Tai kan dabar, jį turi, žinai, melž šūdimą karvę. O tai ką tu pamelži, reik šūdą pirmą nuvalyti, paskui papasisai, o po to melž, suprantat. Va, čia ir būtų geriausias, va, pažiūrėk, čia ir būtų geriausias šūdvalys. Paklauskime jo. Kaip jūsų darbas? Nelabai prie širdies, bet dirbti reikia. O iš to galima pragyventi? Nelabai. O tai ką jūs dar veikiate? Tai metu. Ką darote? Metu mėšlą. Labai gerai. Sėkmės darbe. Ačiū. Toliau. Darbas vyksta. Čia va ir pagrindinis darbas ir melžims. Pavyzdžiui, aš noriu pristatyti jums melžimo vadovę, viskau čia vadovauju. Ateik, duosi. Labą dieną. Labą dieną. Kaip sekasi jums? Nu gerai sekas, matot, karvikės melžami gyvenam. Ar nepaskausta pirštai? Ne, nepaskausta. Čia norit apžiūrėti, einam aprodysiu, va, mūsų melžėja, va. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jums sekasi? Oi, labai gerai pavargti, žinokit, bet nieko. Ar įmanoma iš to pragyventi? Nu tai matot, šit pragyvenam, viską turi.
Ar daug primelžėte? Nu, žinot, kad kaip nuo laiko, bet tai šitą. Gerai, netrukdysiu, jūs dirbkite toliau. Eime. O Dieve, kas? Kodėl jūs čia taip elgiatės? Nu, kartais nestum karvikės, reik pastumti, nu. Ar jos nebijo jūsų? Ne, mes jau draugės esam draugės. Ar su visom taip karvėm elgiatės? Visų, nu, taip. Einam dar parodysiu melžėjų. Va, mūsų geroji melžėja dabar vala karvikės irgi reik nuvalyti. Čia, kas čia per daiktas? Čia yra šukos specialios, va čia škuoju, čia yra žibutė, o čia yra meilut, jos mano mylimiausias karvikės, aš jas visada melžiu. Atsiprašau, o jūs į jas kreipiatės vardais? Tai žinoma, tai tik jos yra asmenybės. Aš jam kasdien masažą darau, va dabar pavyzdžiui. Kur būtent? Va, jom labiausiai patinka va čia va prie įdubas. Gerai, nebetrukdysime jūsų. Taigi, pamatėme melžėjų gyvenimą, eime toliau kitus ūkio darbus apžiūrėti. Gina dirba. Labą dieną. Labdien. Ką jūs čia dirbate? Nu, kaip matai šitą šinėlį imu. Vasarą darželius ravėjau. O kam šitą šienelį nešate? Nu, kam gyvuliukam, nu, ką klausi. O kas čia ėda, kiaulės, karvės ar vištos? O tikrai, kai ėdi viską, nu gyvulėlė, žinai, ką pinigėlė reiktų jau viskau dirbam. O tai ar nugarą nepaskausta? Nu, o kau darysi, kokį aš darbėlį daugiau, aš nieko neturiu daugiau kau dirbti. O vyrs jūsų? Nu, tai kartas jis, nu, tai Jėzus Marija neklusinėkit. Labai atsiprašom, daugiau ne. Prašom. Įdomu, kas šiame kambarėlyje. Labą dieną. Labą dieną. Ką jūs čia veikiate? Maitinu kiaulytę. Ar ji neagresyvi? Ne, miela kaip šunelis. Ar galėčiau ją paglostyti? Prašau. Kiek kartų reikia šerti šitą gyvulį? 3 kartus dienoj kaip ir žmogui. Ar labai sunku? Tikrai malonu. Malonu, jums patinka tokie gyvūnai? Taip, labai man mėgstamiausias gyvūnas. Tai gerai, sėkmės jums ir toliau, netrukdysim. Viso gero laimingai. Labą dieną. Labą dieną. Ar netrukdau jums? Lėlė. O kaip geriau, ar dabar kai kolūkis Geriau. Kas čia šis yra? Tai mano viešpatis. Man labai patinka kolūkis, vat ir valgy daugiau yra, vaikai nebebadauja, į virsmą mažiau gers, Piotraikis čia. O kas jūsų vyrui yra, aš nesuprantu. Jis biškėta epilepsik, tai yra Petra, einam iš čia. Tai gal jums padėti? Nieka, viskas gerai, Petra jau. Aš dabar jumis atšviečiau, kad parodyčiau, kaip veršiukus gamina mes šiais laikais. O tai čia taip jis vadinasi sėklintoju? Taip, veršiukų gamintojas. Jūs turite privatų sėklintoją šis kolūkis? Taip, esam nusisamdę privatų veršiukų gamintoją. Gerai, ar galėčiau jį pakalbinti? Taip, galėtumėte. Sveiki. Labas. Kaip jums sekasi? Puikiai. Ar patinka šitas darbas? Ne. Nepatinka? Ne. O kaip? O kodėl tada jūs dirbate? Nu, toks darbs. Gerai, gal galėtumėte parodyti, kaip jūs dirbate? Nu, biškai galėčiau. Gerai. Operatoriau arčiau. Dabar reik to apsiekti. Tauvą. Juoza, greičiau. Nu, dabar nebefilmuok. Nu, dabar ateit ištrauk iš vidės. Rita, ką tu sakei? Nu, uodas. Darbas baigtas. Po 100 perkūnų neusikur! Pakelk kapotą. Nežinau, kaip pakelti. Atveš soliarką. Detalę atveš. Operatoriau, pritraukit, žiūrėkit, atvežam. Labą dieną, vyrai! Ką jūs čia darote? Remontuoja. Ką
Kas atsitiko? Užlenka. Kas užlinko? Traktorius neužsuko. Dirbam, neužsukur, sakau, neužsukur. Tai jau soliarkas išpilsmas. Nu dabar tai kursis. Viskas. Štai ir baigėsi mūsų dienos darbai ir pamatėme visą kolūkio gyvenimą, visus darbus ir lauksime ataskaitos po 100 dienų. Čia greičiau. Čia kaip ir nori, tu Palaukė dabar.